Kiekvienas turi teisę į darbo pasaulį be smurto ir priekabiavimo, įskaitant ir dėl lyties. Pažiūrėkime į realius skaičius Lietuvoje. Remiantis paskutinių 3 metų valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, pranešimų skaičius apie psichologinio smurto atvejus kasmet auga. 2022 metais 238 skundai, iš jų pasitvirtino 76. 2023 298 skundai, pasitvirtino 148. O jau 2024 metais 367 skundai, iš jų pasitvirtino 170. Šie skaičiai rodo ne tik augantį sąmoningumą, bet ir neišspręstas problemas mūsų darbovietėse. Todėl kviečiu Jūs klausytis šių mokymų ne tik dėl formalumo, bet kad geriau suprastume, atpažintume ir imtumėmės atsakomybės už saugią ir pagarbę darbo aplinką kiekvienam.